Atėjote, atrodo toks labai juokingas ir nerimtas tikslas, priežastis vabzdžių namo arba vabzdžių viešbučio atidarimas, bet buvo labai rimtai viskas daroma, be jokio humoro, tikrai dėl tų vabzdžių. Daugiau truputėlį papasakosim, direktorė pasakys, ir ponas Romas, kur čia pasislėpęs. Tai aš kviečiu dabar mūsų botanikos sodo gerbiamą direktorę, profesorę Vidą Mildažienę. Tarti žodį. Labas dieną visiems. Čia mes turim šiandien tokią džiugę dieną mugėje vyksta, bet taip pat atidarome naują ekspoziciją, kuri vadinasi Vabzdžių viešbutis. Turbūt nelabai kai kuriems iš pirmo žvilgsnio aišku, kodėl botanikos sode turėtų būti vabzdžių viešbutis. Bet realiai yra iš tikrųjų, kalbant apie gamtą, nepaprastai du susiję dalykai, augalai ir vabzdžiai. Visi mes esam susiję, bet čia tos sąsajos yra galbūt įdomios ir edukacinė prasme labai tinkama būtų jas atskleisti botanikos sodo lankytojams. Ir pasistengėm, mes turbūt pirmieji Lietuvoje tokie ir manau. Ir aš noriu šiandien padėkoti dviem žmonėms, kurie dėjo daugiausiai darbo, tai Edita Turskienė, čia jinai susikvietė savo palaikymo grupę ir taip pat Kastyčiui, kuris nepaprastai gražiai visada atvyko. Tu jau visas bėga. Ir reikia pasakyti, čia buvo kūrybos procese visokių niuansų ir aš turėčiau Editos atsiprašyti, kad kartais galbūt kritišką žodį pasakyti, bet man atrodo rezultatas galutinis išperka tuos nemalonumus, kurie čia vyko. Ir aš norėjau Editui už tą darbą, reiškia, padovanoti knygą, kurioje taip pat yra, reiškia, apie mūsų sodą dabar, ir apie edukaciją mūsų sode. Čia bus dalis mūsų edukacinės programos, reiškia, infrastruktūros. Kita knyga yra jisai kažkur matyti labai užsiėmęs. Taigi dabar aš manyčiau, kad galėtų entomologai tarti žodį apie tai, kas yra čia šitoje vietoje, reiškia, svarbu lankytojams žinoti. O aš taip tikrai labai džiaugiuosi, kad botanikos sode kiekvienais metais atsiranda po kelias naujas ekspozicijas. Čia yra mano toks tikslas strateginis, kad visą laiką vyktų kas nors naujo. Ir šį kartą pirmas Lietuvoje vabzdžių namas. O dabar atėjo Kastytis, mes jam visi paplošėm. Ir noriu padovanoti Kastyčio atsidėkodama šį knygą. Ačiū. Tikiuosi dabar jis neturėjo. Jisai yra ne tik mūsų stalius labai geras, bet taip pat gamtininkas, keliautojas, tai manau, kad pravers. Ačiū. Tai dabar gal pakviesim tikrai jau specialistą, gerbiamą Romą Ferencą, Kauno zoologijos, Tado Ivanausko zoologijos muziejaus entomologas, kuris galbūt pasakys aiškiau, kas tai ir dėl ko tai yra. Nežinau, aš labai aiškiai pasakysiu, ar daugiau pasakysiu. Aš prisimenu, kai radau jūsų laišką elektroninį su prašymu, truputėlį nustebau, buvo labai keista, po to pagalvojau, ar reikia. Mašiau ir pagalvojau, kad reikia. Dabar aš noriu pasakyti išvarintas priežastis, kodėl reikia. Nepaslaptis, kad žmonės karta po kartos vis labiau tolsta nuo gamtos. Ir neretai atsitinka taip, kad mes gamtą matome tik televizoriaus ekrane arba kompiuterio monitoriuje. Taip ir nugyvenam visą gyvenimą asfalto. Tai tokioje situacijoje, jeigu patys mylime gamtą, tai galbūt galima nors gabalėlį gamtos pritraukti ir save būtent tokia forma. Tai būtų viena iš pagrindinių edukacinė, nes vis dėlto galima ir vabzdžių gyvenimą stebėti, galima tyrinėti juos. Ypatingai tai svarbu jaunai kartai. Tai tarkim, įstaigose, mokyklose, darželiuose, tai būtų labai puikia edukacinė priemonė. Viena pagrindinių priežasčių. Dar vienas labai svarbus elementas, momentas, kodėl būtent reikia tokio vabzdžių viešbučio. Nesvarbu, kiek čia gyvens rūšių, 1, 3, 5, 15, 100, nesvarbu, bet mes truputėlį prisidėsim prie biologinės įvairovės išsaugojimo. Nors truputėlį. Tai būtų antra pakankamai svarbi priežastis.
tokio viešbučio, tokio statinio apskritai gaminimas, čia nėra jokių apribojimų, taisyklių, draudimų. Tai priklauso nuo pačių mūsų, nuo mūsų fantazijos, nuo turimų lėšų, nuo turimų medžiagų, nuo įgūdžių, mes galim sakyti kaip norim. Ir toks statinys, jis taps, na, statybos, sodo, kiemo, elementų, kuris gali netgi papuošti. Toks kalbos centras taptų unikalus ir originalus statinys. Ir tokiu būdu mes, pavyzdžiui, galim persidėti kaimyną, kas labai aktualu Lietuvoje. Aš turiu kaimynas neturi. Kaimynas klausiko, kas pas tave, man tokio reikia. Na, tai būtų turbūt trečiausia priežastis. O dar keletas tokių menkesnių priežasčių. Tai iš tikrųjų toksai statinys, jisai nereikalauja jokių kapitalinių linijų praktiškai, jokių investicijų. Tai galime padaryti iš to, ką mes, tarkim, nugenėm sodą, išradėjom, jojom kažką, tai bet kokios organikos. Šiandien daugiausiai dominuoja medis. Bet gali būti ir tarkim, ir nendrės, ir šiaudai, visą tai visokia organika, statybinių medžiagų, keramzito, reiškia, plokštės, gali būti černyčios, yra panaudotas. Bet čia visą tai tinka. Va, tai turbūt aš praktiškai ir išvardinau tas visas priežastis, dėl ko tikslinga būtų. Tai yra ne naujiena pasaulyje, Europoje tai yra labai populiaru, labai žmonių, gyventojų tarpai, paprasčiausiai žmonių. Laisvalaikio praleidimo būdas. Šis namas pristatomas kaip didžiausias Lietuvoje. Ir tai yra tiesa, nes yra kol pasakyti. Bet kuriuo atveju yra didžiausias. Bet aš tikiu, kad tai yra pirmas vynas ir linkiu jums, kad neprispėtų. Linkiu, kad turėtumėt pasiekėjų. Ir aš tikiu, kad tikrai bus pasiekėjų ir linkiu, kad kuo daugiau gyventojų. Galbūt daugeliu atrodo, kad čia, na, kas čia yra, 1-2 paėmė ir pastatė, iš tikrųjų mes tą namą, aš nežinau, dar apie pernai pradėjome apie jį kalbėti, galvoti, kaip pavyzdžius rinkti ir internete ir panašiai, o dėl ko taip daroma. Ir gerbiamas Romas irgi atsiuntė daug savo patarimų, kodėl taip, kaip ten viskas keičiasi. Visas tas mintis iš tikrųjų rasit čia surašytas. O jeigu nuspręsite pas save kieme pasistatyti, aišku, tokio didelio ne kiekvienas gali, tai va čia yra pavyzdžiai, kaip galima visiškai elementariai iš senų vazonų, iš ten kažkokių atliekų, vamzdžių, plytų ar medžio atliekų kažką tai va pasigaminti pas save sode. Ir čia iš tikrųjų viskas yra iš mūsų sodo, visi tie medžiagos surinktos, na, plytos tik tai ne, bet jos irgi paprastai tinka išardytos iš senų kažkokių pastatų. Ana pusė, kai apeisite, pamatysite seni vazonai ir iš tikrųjų praktiškai viskas gamtinio, natūralaus tinka. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad iš tiesų gamtoje nėra nei naudingų, nei nenaudingų ten ar vabzdžių, ar kitų gyvūnų, ar augalų kažkokių. Tai tiesiog žmogus taip skirsto, kad va tas naudingas man, tas nenaudingas. O iš tikrųjų viskas yra būtina. Ir yra daugybė pasaulyje pavyzdžių, kada kažkokia rūšis išnyksta, dažniausiai su žmogaus pagalba ir griūna visa ta grandinė ir mitybinė ir visos tos ekosistemos ir atrodo tokie blogiečiai kaip erkės ar ten kažkokie, viskas iš tikrųjų gamtai yra reikalinga, visi dalykai yra būtini. Tai dabar, nežinau, sakiau, jeigu direktorę kviečiu ir poną Romą perkirpti juostelę. Svečius įleisime į vidų. Gal dar papildomai, kad aš nuo pat vaikystės nepriklausiau tai žmonių rūšiai, kurie bjaurisi, balų nepažįsta ir mano, kad yra kažkokie sutvėrimai, nuo kurių reikia bėgti ir vengti, nes mano tėvai sakė, kad aš dar nemokėjau kalbėti, bet negalėjau praeiti pro akmenį, kad jo neapverts ir nepažinti, kas po juo tenai gyvena. Tai mano tos simpatijos vabzdžiams matosi ir nuotraukose.
Tai iš tikrųjų yra... Čia jūsų fotografuotos Taip, čia direktorės nuotraukos. Tai vat aš manau, kad viena iš šito vabalų namo funkcijų yra iš tikrųjų padidinti tų žmonių skaičių, kurie nebijo, kurie suvokia, kad jie yra ir gražus, ir naudingi, ir, tarkim, augalams aplamai svarbus be galo, nes jeigu vabzdžiai, tarkim, išnyktų, tai turbūt išnyktų didžioji dalis dabar mūsų supančių nuostabių augalų. Ir visas tas gėlių grožis iš tikrųjų ne žmonėms skirtas, jisai skirtas tam, kad privilioti tuos, kurie gali pratęsti augalų giminę, tai yra vabzdžius dažniausiai. Tai dabar direktorės pageidavimų prigaudėm vabzdžių. Nors šiaip iš tikrųjų, aišku, nereikia, kaip ir inkiliuką pakabinus, nieks tenai paukščių negaudo ar negauda, bet čia tokia, tikiuosi mes jų nenuskriausim, tiesiog jie buvo pagauti ir siūlau visus vaikus pirmiausia kviečiu ir visus norinčius paleisti po vabaliuką į viešbutį. Prašom, kas norit pirmieji? Aš. Paleis vabalų į viešbutį. Imkis po indelį. Čia visokių yra ir mėšla vabaliai, ir plakės, ir šimtakojai, ir vorai. Vorai? Ne, čia imkis po vieną ir prašom, eikit, bandykit paleisti. Gal vaikučiam Aušrelė, į kitą pusę gali ateiti, kitą pusę. Kas dar liko? Prašom, jeigu nori, dar yra Nes kitų tai nėra. Bet tu gali išvažiavęs. Ir kaip viską supranti, ką šią kalbą? Taip, Aš kur būsiu? iš Bulgarijos. Kaip sekais, patinka Lietuva? Patinka. Tai gal mokyti? Taip, Vytauto didžiojo universitete. Fain. Mano vabalas pabėjo vabzdėlį. Bet užlipčiau. Ten toks žnyplėm buvo... O iš kur būsi? Iš Kėdainių. Jinai labai su akcentu kalba. Ai, saldainis burnoja. Aišku. Gražink. Žnyplėm buvo, ką žinau. Kažko visi į šitą pusę daugiau. Na šiaip visus, kas botanikoje, tai daug mačius ir žinau. Kad labai kas ateitų. Šiandien penktadienis darbo diena nelabai kas. O vaikai tai, žinai, nelabai nori. Mažai. Ai, mergina tokia graži. Pažiūrėk, kaip pasipūš. Nieko nepasipūš. Greitai staigių, žinau. Greitai staigių tik tai. Greit. Sunelį greitai atitempiau. Tai vaikų tai čia įdomu. Mano tai jau biskį per didelį. Biskį per didelį. Gal galėtų ateiti? Irgi, vaikai dar gali. Tai man 11 pasibaigė darbą šiandien.